Nagi, visai neblogai atrodai, bernušėlį. O kai pagalvoju, kiek visko patirta kelyje iki šios akimirkos. Išlaikiai savo abitūros egzus ir su savo įspūdingais arba žiauriai įspūdingais balais nusprendai būti mediku. Dar anais laikais įstojimo papirgalį prašai KMU MF. Po to sekė išgadingasis įstojimo momentas. Taip, ta akimirka, kai po kelių savaičių varginančio laukimo pagaliau sulaukia tos išstojotosios žinutės, kad tu įstojai. Viskas, tu medikas. Na, iš pradžių dar reikėjo pasirinkti sutartį, kad visą gyvenimą nerūkysi. Bet va dabar tai prasidės gyvenimas. Kraujas, operacijos, gaivinimai, seksualios seselės. Tik va, realybė truputį kitokia. Vietoje operacinės, matematikos auditorija, sėdi su savo varganu 100% ir karpai ausim. Už ką man šitos kančios? Už ką? Po to sekė ir Heso dėsniai, šviesos sklidimo teorijos, chromosomų su savo telomeromis, kaspinuočiai su askarydėmis, o kraujo nei iš tolo nematyti. Bet su laiku atėjo ir ciklas, kuomet buvai tikras eruditas. O, egzotiškoji anatomija. Muskulių sternokleidomastoideus, gluteus maximus. Tik kodėl neužtenka išmokti gumburo? Vis tie pagumburiai, užgumburiai, antgumburiai su savo brandaliais, laidais sąveikom. Veda iš proto! Kaip prisimeni, savo laikais buvo savo mados. Konspektavimas su fotoaparatu. Pasivaikščiojimai su halatu po kultūros centrą Akriuką. Ir pasivažinėjimai viešojo transportu. Va čia tai žmonės įsijauti daktaravimą. Tada dar sužinojo, kad pirmos pagalbos kurso metu gausi porą praktikos dienų ligoniniai. Na, pagaminai ne vieną gaziką ir išmokai niekam nesimaišyti po kojom. Desmurgijos įgūdžiai taip pat nesutapo su vadovėliniais. Ir kas sakė, kad per metus kalbos išmokti neįmanoma? Lotynų yra! Net ir vietiniams Kauno klinikų tuneliuose iškildavo orientacinių keblumų, tačiau kur biblioteka, žino visi. Vištienos kepsnį paimkit. Mes jėmam šitą kepsnį. Ir tie į neviltį varantis draugų, giminių, artimųjų šabloniniai klausimai. Tai kiek metų mokinsies? Daug! Ar sunku? Ne, lengva. Kokiu daktaru būsi? Tavo! Po to atėjo probleminio mokymo pradžia, pagarsės antras kursas. Išgirdai, kad per tutorinius bus bandoma nustatyti diagnozės. Hausas! Jo lenta ir komanda, karštos diskusijos. Na, lenta būdavo, grupė atsudavo komandą, tik tau pačiam iki hauso truputį trūko. Jau pirmam kursė pasakojo, kokios rolės būna tutoriniam. Ar atsimenat, ką nors, ar atsimenat? Ne, mes hausai! Bet tutorinė nebūdavo vienintelė naujovė, susipažinai ir su naujom katedrom. Ar fiziologijai supratai, ką daro F1 ir ką F5? Ir ar išvis kažką supratai prie tų kompų? Ar pirmą kartą išvydęs biochemos metabolinį nepagalvojai, kas čia per? Ar esi šeštadienį praleidęs patanatoj? Ne? Tada tu nežinai, kas yra tikra kančia. Sklando gandai, kad mūsų gretose yra didvyris, vieno modulio metu išlaikęs 4 tokius išbandymus. Antroji ligoninė teko pabendrauti su daktarais, o kartais ir su pacientais. Ko čia klaust? Tu klaus. Pats ir klausk. Tai sergat? Ne, atostogauju. Vainikavo viską meilės išminčiai mokslas, kalbos kultūra ir antra užsienio kalba. Ir vėl mintise, kokio velnio? Kaip tai kokio? Tikras gydytojas turi žinoti, kas dėjosi kažkokio savižudžio filosofo galvoj, vien lotyniškai su visais nesusišnekėsi, o daktaras, inteligentas, negali pasirodyti iš kokio kaimo. Jeigu pagalvojai, kad antras kursas išsunkė visas tavo dvasinės ir fizinės jėgas, broleli, tai tik pradžia. Viskas prasidėjo nuo to, kad bibliotekoje pradėjo lankytis ir gyvulių sveikatos specialistai. Vėl laukia krūva baisių modulių. Reprodukcija su savo itin raiškiu aiškinimu apie glebaus šlapinimuose organo virsmą į infekciją, kurios metu 2 kart susimastydavai, ar tikrai verta užkipti už to turėklo viešajame transporte. Jutimai ir suvokimas su savo anatomija ir imuninis atsakas su savo patologinė anatomija. Ir be abejo, profesinė kompetencija, kur galėjai tobulinti savo žinias, kompetitingai klausydamas paskaitų už užrakintų durų, o praktikos darbose patikrinti piršto ilgumą. Vidlygėse tavo likimą pranašaudavo ant durų esantis lipdukai.
Iškart žinojai, pas ką nuėjęs rašysi testuką, pas ką greit neišeisi. O kur būsi leisęs tik be batų? O. Bet vis dėlto, širdies auskultaciją išmokti reikia, nes visą gyvenimą galvot ritmą girdėsi ne taip, o taip. Tik nepamiršk, kad svarbiausia stetoskopą įsikišti į ausis. Viskas, užteks svajoti, grįžk į realybę. Jūsų laukia taksi. Labas vakaras. Labas vakaras. Į kombą. Važiuoju!